O, Cepelinas. Šiandien mes testuojame Žemaituko Amber Implemex žemės dirbimo techniką. Esam sukabinę 6 metrų skutiką su mūsų flagmanu Deutschfaras 9 serijos. Galios tikrai yra daugiau negu užtenka ir manau, kad mažesnės galios traktorių prikabinę mes puikiai važiuotumėm šitame lauke ir lygiai tokiu pat giliu ir greičiu dirbtumėm. O dirbom 10 cm gilių šiandien. Ryta buvo laukas gerokai drėgnesnis nei po pietų, tai su iššūkiais susitvarkėm. Greitis buvo nuo 10 iki 14. Bandėm įvairiausius greičius varijuoti, bandėme šiek tiek ir padidinti greitį ir susimažinti. Tam, kad būtumėm pasiruošę atvažiuoti pas jūs į laukus ir pademonstruoti šitą techniką. Visi žinome, jog Žemaituko konstrukcijai, puspriekabėms ir taipogi žemės dirbimo technikai, rėmams, konstrukcijai suteikiama 5 metų garantija. Sumontuotos guoliavietės yra neaptarnaujančios ir joms suteikiama 3 metų garantija. Mūsų testuotam Amber LH 60 6 metrų lėkštiniam skutikui sumontuoti 56 diametro agresyvūs diskai, kurie sumontuoti ant guminių amortizatorių. Komplektacijoje yra sumontuotas dvigubas U žemė volas. Volas turi konstrukciškai galimybę kopijuoti dirvožemį. Sumontuoti priekiniai gylio palaikymo atraminiai ratai, kurie taipogi reguliuojami hidrauliniu būdu. Pačios mašinos gylis taip pat reguliuojasi hidrauliškai, susilanksto hidrauliškai. Jau dabar esame pilnai pasiruošę atvykti pas jūs į laukus. Išbandykite mūsų techniką, išbandykite mūsų traktorius Deutschfar, taip pat ir Žemaituko Implemex žemės dirbimo techniką savo laukuose. Iki.